Sveiki, šiandien pademonstruosiu, kaip atlikti pasistebimus treniruoklyje blauzdoms. Tai gali jūsų salėje būti dviejų tipų treniruoklių. Sėdint, kaip šitas, stovint ir sėdint stačiu kampu. Tai jeigu treniruoklis pas jūs yra stovint, tai technika būtent tokia kaip čianais. Pradinė padėtis, jeigu treniruoklis yra stovint, pavyzdžiui, tai atrama bus ant pečių, klubą laiko stabiliai, presas įtemptas, sėdmenys įtempti, tada kojas ištiesia, bet labai svarbu, kad kelias nebūtų visiškai fiksuotas. Minkštas, kad būtų, neapkrautumėt kelio sąnarių ir daug geriau apsikraus blauzda pati. Tai pradiniai padėtyje įkvėpėt oro, stiebėtės, tiesiat pėdą žemyn, išpučiat. Per 3 sekundės kontroliuojamai kuo žemiau nuleidžiat, ištempėt blauzdą, stiebėtės, išpučiat orą. Įkvepiu, išpučiu. Taip, keliai minkšti, stengiuosi kuo daugiau ištiesti pėdą ir po to kuo daugiau sulenkti. Kūno padėtis tokia kaip visur. Krūtinė priekį, mentės suvestos, pečiai nuleisti. Jeigu tai būtų sėdimas 90 laipsnių treniruoklis, tai atrama jums būtų čia, šitoje vietoje. Ir jums reikėtų stiebtis į viršų, išpūsti orą maksimaliai, kiek įmanoma pakelti kelią į viršų ir kontroliuojamai nuleisti per 3 sekundės, kiek įmanoma žemiau, ištempti blauzdą. Tai tik tai toks skirtumas būtų, kad šitam pratime, kai sėdi stačių kampų, kelia įtakos neturi, ar pilnai ten koja ištiesta, ar kitaip. O vat stovint arba tokiame treniruoklyje, tai būtinai kelias neturi būti fiksuotas. Kuo labiau ištiesiat, išpučiat orą, kuo labiau sulenkiat, nuleidžiat lėčiau ir kontroliuojamai per 3 sekundės, ištiesiat per 1,5. Sėkmės!